Sveiki! Su jumis laida Ugnies tramdytojai ir aš ugniagesys gelbėtojas Karolis Sakalauskas. Dabar trumpai ką paruošėme jums šiam vakarui. 100 žmonių evakuacija iš degančio daugiabučio Vilniuje. Aš supratau, kad tai yra beprasmiška. Naudingi patarimai, kaip saugiai elgtis su šaldytuvu, mikrobangų krosnele ir duonos skrudintuve, kad nekiltų gaisras. Išsižiojame visą gausi šeimyną, ogi dangus maišėsi su žeme. Apsauga nuo nelaimių. Jūsų mobilaus ryšio telefonas. Ugniagesiai gelbėtojai pirmieji Europoje įdiegė gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą. Kai kyla gaisras daugiabutyje, nukenčia ne tik degančio būsto šeimininkai, bet ir kaimynai. Gyvenantys viršuje gali užtrokšti nuo dūmų, o apačioje gauna didelę porciją vandens. Visai neseniai gaisro košmarą ir evakuaciją išgyveno 13 aukštų namo gyventojai Vilniuje, kai juos nelaimė užklupo stipriai įmigusius paryčiais. Atidarykit gaisrinę! Būtent taip, nuo ugniagesių beldimo į duris ir troškaus dūmų kvapo, savaitgalį apie 5 valandą ryto prabudo didžioji dalis žmonių gyvenančių 13 aukštų name Vilniuje, Tyzenhauzų gatvėje, netoli stoties. Įsigandau labai ir tada mes labai greit apsirengėm, tėtis pasiėmė pačius svarbiausius daiktus ir mes išėjome tiesiog lauką. Koridoriuose buvo tiesiog labai daug dūmų ir labai viskas smirdėjo, bet visi buvo labai išsigandę. Degė butas namo 4 aukšte. Čia gyvenanti šeima tik laimingo atsitiktinumo dėka išliko gyva, nes paryčiais žmonės būna itin kietai įmigę, todėl gali lengvai užtrokšti dūmuose kilus gaisrui. Vis dėlto, lemtingu momentu buto šeimininkas netikėtai prabudo ir pamatė keistą šviesą. Jis sutiko papasakoti apie gaisrą išgyventą siaubą, bet nepanoro rodytis viešai, todėl jo veido nepamatysite. Mes miegojame ir išgirdau traškesį. Pamačiau pro durų apačią šviesą. Prišokau, atidariau, žiūriu, šaldytuvas apimtas liepsnos ir virš šaldytuvo dega dailylentės, lubos jau dega ir uždariau duris. Aš supratau, kad tai yra beprasmiška, kadangi medinės dailylentės ir jau degė ne tik siena, ir lubas degė, tai atvira liepsna buvo be jokių šansų. Kartu su drauge ir vaikų vyriškis skubiai išbėgo iš degančio buto. Pačiu laiku, nes jei būtų užtrukę ilgiau, galėjo užtrokšti dūmuose. Jau kvėpuoti nebegalėjo praktiškai, nes dūmai aitrus buvo ir degonės. Prašiausiai trūko degonės. Kvepi ir nėra degonės. Pirmieji į gaisravietę atskubėję Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2 komandos ugniagesiai susidūrė su problema. Autokopėčiomis negalėjo pasiekti degančio buto 4 aukšte. Bute, 3 kambarių butas, atvira liepsna degė virtuvė. Ir nuo virtuvės liepsna persimetė į balkoną. Iš balkono pusės buvo labai užstatyta mašina, buvo sunkus privažiavimas su autokopėčiu. Tada buvo švirtas paduodamas nuo vidaus. Kadangi reikėjo evakuoti daug žmonių, į pagalbą atskubėjo pastiprinimas Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6 komanda. Gaisras buvo gana sudėtingas dėl to, kad buvo stiprus uždūmintas, visas 4 ir 5 aukštas buvo labai uždūminti, be kvėpavimo aparatų nebuvo įmanoma eiti ir nuo 4 aukšto iki 12 aukšto iš tiesų buvo jautėsi dūmai kiekvienam aukšte. Ugniagesiai gelbėtojai tikrino vieną aukštą po kito, tačiau ne visi triukšmo išbudinti žmonės suprato, kas vyksta ir kodėl reikia skubiai evakuotis. Žmonės labai įvairiai reaguoja. Vieni atidaro duris, pasižiūri, nors pamato, kad stovi ugniagesiai, iš karto trenkia duris ir girdėt, kaip rakina visas spynas, kiek tik turi. Tada mes dar kartą beldžiam ir sakom, atidarykit, ugniagesiai čia. Žmonės atidaro duris, sako, pas mus viskas gerai, sako. Viskas tvarkoja, sakau, palaukit, sakau, pas jūs pilnas butas dūmų. Sakau, dar kelios minutės ir jūs galite tiesiog apsinuodyti dūmais ir prarasti sąmonę. Ne, tai viskas gerai, aš vedinu. Daug dūmų kambarių. Sakau, parodykite, leiskite apžiūrėti. Užskleidė užuolaidas, pradarė mažą plyšelį lango, aš vedinu. Ne, sakau, užuolaidas atskleidėm, atidarom langus pilnai. Palaukit, sako, bet šalta. Tai va toks žmonių mąstymas. Tai sakau, taip šalta, bet tai geriau kvėpuoti nuodingais dūmais. Per evakuaciją name Tyzenhauzų gatvėje ugniagesiams pavyko prisibelsti toli gražu ne į visas duris. Į nemažai butų beldėmės net netidarė, tai reiškiasi
Gali būti, kad žmonės kietai miega ir negirdi net, kas vyksta, kad kažkur ten apačioj gaisras kietai įmigė. Tai yra pakankamai pavojinga, nes jeigu tavo butas yra virš degančio buto ar truputį aukščiau, pas tave pilnas kambarys gali būti dūmų, tu miegodamas gali irgi nepajaust, gali tiesiog užtrokšti irgi tuose dūmuose. Iš 13 aukštų namo buvo evakuoti 55 žmonės. Per gaisrą aukų pavyko išvengti. Į gretimus butus ugnis neišplito, tačiau į savo namus gyventojai galėjo grįžti tik po poros valandų, kai ugniagesiai gelbėtojai baigė darbą. Nerame širdim namo sugrįžo ir degusio buto gyventojai. Jų laukė kraupus vaizdas. Pajuodusios sienos ir lubos, nuo kaitros susiraičiusios medinės lentelės. Gaisro židinyje, virtuvėje, vaizdas buvo liūdniausias. Viskas buvo virtę nuodeguliais. Čia buvo virtuvė. Čia buvo visa buitinė technika. Ir šaldytuvas, skalbimo mašina, indaplovė, viryklė, mikrobanginė krosnelė. Buto gyventojai išsigando, kad ir kituose kambariuose ugnis bus pasiglemžusi visą jų turtą. Visos lubos ir kažkur metras žemyn nuo lubų buvo juoda. Viskas. Visi kambariai, vienintelis kambarys išliko daugmaž galima gyventi. Galvoju, kad bus biškai blogiau iš tikrųjų. Skaudžiausia, kad buto draudimas buvo pasibaigęs vos prieš 2 savaitės iki gaisro. Gyventojai vis ruošėsi jį pratęsti, bet taip ir nesuspėjo to padaryti. Degusio buto šeimininkas dabar jau iš savo liūdnos patirties gali pasakyti, kaip išvengti tokių skaudžių gaisro pasekmių. Jau dabar žinau, kadangi ir gaisrininkai patarė, tai įdėti detektorius apsaugos, nes jie duoda garsą tokį didelį, kad sakė, pusę namų čia atsikeltų. Ne tik tai, kad jūs, bet ir pusę namų. Nu, pato aišku, buto draudimas, tačiau, kadangi išliksi gyvas, detektorius tave išgelbės, tai tada buto draudimas yra labai svarbus dalykas. Pirminiais duomenimis, gaisras šiame bute galėjo kilti dėl užsidegusio seno šaldytuvo. Nors jis kartu su kitais nuodeguliais jau išmestas į šiukšlyną, vis dėlto galimas gaisro priežastis paprašėme pakomentuoti priešgaisrinės apsaugos specialistą. Galėjo būti daug priežasčių, kaip ir šiltinimo medžiaga, neaišku kokios, kaip pasakyti, kokio degumo jinai yra naudota. Toliau laidai, kokios būklės. Tiesiog galėjo būti kažkoks nuotėkis į korpusą, sakysim. Susidaryti tam tikros sąlygos kaitimo, nenormalios darbo sąlygos. Būtent tai, kad gaisras galėjo kilti dėl užsidegusio šaldytuvo, privertė sunerimti ir kitus namo gyventojus. Nes šį buitinį prietaisą turi kiekvienas ir palieka jį įjungtą net jei išvyksta ilgesniam laikui. Ekspertas sako, kad bijoti palikti įjungtų šaldytuvų nereikia. Nauji prietaisai, jie turi tas apsaugas ir, man atrodo, ne vieną žmogų kartais ir erzina, ten, sakysim, išsijunginėjimai dažni kažkokie tai. Bet jei jūsų namuose yra senas šaldytuvas, kaip buvo ir šiame degusiame bute, reikia labai atidžiai jį patikrinti. Pasibaigus prietaiso eksploataciniam laikui, paprastai gamintojas nurodo 6-7 metus, visgi gal kreiptis į specialistą, kad pakartotinai apžiūrėtų. Nes gali būti per tą laiką kažkokių tai išaiškėti trūkumų, kurie vėliau pasireiškia va tokiu būdu. Atidžiau apžiūrėti verta ne tik senus šaldytuvus, bet ir kitus elektrinius buities prietaisus, kad jaustumėtės saugiai, o jūsų namuose nekiltų gaisras. Be priežiūros palikti elektros prietaisai sukelia per 30% visų buitie pasitaikančių gaisrų. Kad padėtume jų išvengti, kaip ir kiekvienoje laidoje, atliksime eksperimentą ir pateiksime jums daugybę naudingų patarimų. Kartu su priešgaisrinės apsaugos specialistu apsilankysime viename tipinėme lietuvio bute ir parodysime, kaip saugiai elgtis su virtuvėje esančiais elektriniais prietaisais, šaldytuvu, mikrobangų krosnele, duonos skrudintuve, kad šie nesukeltų gaisrų. Šįkart į savo namus priešgaisrinės apsaugos specialistą sutiko įleisti Vilnietis Jonas Stankevičius, gyvenantis Sodų bendrijoje prie Nemenčinės plento. Jo namuose stovi senas, ilgiau kaip 10-metį naudojamas šaldytuvas. Jonas turi išsaugojęs jo eksploatavimo instrukciją, kurią skuba parodyti svečiui. Į saugos reikalavimus svarbu atkreipti dėmesį į pastatymą prietaiso, į ventiliavimas, kad būtų, kad nekaistų.
Svarbiausia, kad tarp šaldytuvo ir sienos būtų pakankamas tarpas. Kiekvienoje instrukcijoje nurodyta, kokių atstumų reikia laikytis. Nuo žemės mažiausiai centimetras, nuo viršaus 10 centimetrų. Ir reiškia, kad cirkuliuotų palei sienelę. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, į kokią rozetę jungiate šaldytuvą. Kad nebūtų elektros nuotėkio, prietaisai įžeminami. Tai yra, krūvis nuleidžiamas į žemę, prijungiant prietaiso korpusą į trečią įvado laidą, kuris vadinamas žeme. Apsižvalgę Jono virtuvėje pamatėme dar vieną buities prietaisą, kurį ko gero savo virtuvėje turite ir jūs. Tai mikrobangų krosnelė. Išvalyti taukus reikėtų, kai jeigu jis yra užsinešęs taukais, tai galima ir kibirkščių pamatyti kartais. Ir kad nebūtų užstatyta, aišku, vėl ta pati ventiliacija, nes mikrobangė jinai turi vėdinimą savo vidinį. Reikia žiūrėti, kurioje vietoje yra įrengti tie vadinami ventiliacijos kanaliukai. O šį prietaisą, duonos skrudintuvę, Jonas dažniausiai naudoja tuomet, kai atvažiuoja anūkai. Nors vaikams skrudinta duonytė gardi, bet šiuo prietaisu galima naudotis tik suaugusiems arba su jų priežiūra. Negalima jo laikyti arti užuolaidų ar kitų degių medžiagų. Jokių būdų negalima palikti veikiančio skrudintuvo be priežiūros, nes duona gali sudegti. Skrudinant labiausiai įkaista danga prie duonos įdėjimo ertmių, todėl negalima jų liesti ranka. Iš to padėkliuko jis yra skirtas pašalinti trupinius ir visą kitą reikia įvalyti. Kadangi čia yra kaitinimo elementai, iki raudonumo įkaista ir prikrytę trupiniai, reiškia, gali padaryti negerų darbų. Nors Jono virtuvėje daug buitinių elektros prietaisų, bet jis jaučiasi ramus, nes atidžiai juos prižiūri, kad nekiltų gaisras. Taigi, naudojant buitinę techniką, svarbu laikytis gamintojų instrukcijų, o jei jūsų prietaisai eksploatuojami ilgiau nei rekomenduojama, reguliariai tikrinkite jų būklę, ar nėra nusidėvėjusių detalių ir laidų, bei kitų techninių nesklandumų. Norėdami išvengti gaisrų, kuriuos sukelia elektriniai buities prietaisai, atkreipkite dėmesį į šiuos pavojaus signalus. Į svylančius elektros laidus, dėl neaiškių priežasčių išmuštus elektros saugiklius bei mirgančią šviesą. Jeigu įjungtas elektros prietaisas krečia, o iš lizdo pasipila žiežirbos, kuo greičiau jį išjunkite ir šalinkite gedimus. Na, o dabar reklama. Pasižiūrėkite, ką matysite po jos. Išsižiojame visa gausi šeimyna, ogi dangus maišėsi su žeme. Apsauga nuo nelaimių. Jūsų mobilaus ryšio telefonas. Ugniagesiai gelbėtojai pirmieji Europoje įdiegė gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą. Su jumis laida Ugnies tramdytojai. Pasižiūrėkite, ką matysite šioje laidos dalyje. Išsižiojame visa gausi šeimyna, ogi dangus maišėsi su žeme. Apsauga nuo nelaimių. Jūsų mobilaus ryšio telefonas. Ugniagesiai gelbėtojai pirmieji Europoje įdiegė gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą. Sakoma, kad jeigu žinotum, kur pargriūsi, pasidėtum pagalvę. Po keletos skaudžių stichinių nelaimių Lietuvoje, kurias jūs, mėly žiūrovai, puikiai prisimenate, tai pernai vasarą nusiaubta Nida ir siaubingi vaizdai Varėnoje, Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai pirmieji Europoje įsteigė perspėjimo ir informavimo sistemą, kuri perspės apie grėsiančią ar jau įvykusią stichinę nelaimę mobiliaisiais telefonais. Trumpasis SMS žinutės gaus gyventojai esantys tam tikroje teritorijoje. Pernai metais Liepos pabaigoje ne pusvalandžio nesiautęs škvalas 10 000 pajūrio gyventojų paliko be elektros. Neretą atostogavusi išvirtę medžiai kalino Neringos juostoje, o 10 žmonių buvo sužeisti. Vėliau draudimo kompanijos paskelbė, kad vien tik joms šis škvalas atsėjo apie 1 milijoną litų. Radio ir televizijos laidų vedėjas Jonas Radzevičius, nuolat dalinantis milijonus kitiems, šiandien juokauja, kad jam asmeniškai škvalas kainavo kelis šimtus litų. Kaip tipiška lietuviška, netipiškai šeima, mes važiavom į pajūrį, smagiai praleisti laiko ir gaudyti tas 3 dienas, kurios iš 10 dienų būna saulėtos. Važiavom šnekučiuodamiesi, klausydamiesi muzikos ir džiaugdamiesi, koks geras oras,
įvažiavus į Klaipėdą ir džiaugdamėsi, kad tai bus ko gero visas atostogas. Bet juokingiausia ir mistiškiausia buvo ta akimirka, kai mes privažiavome prie kelto, na ir čia prasidėjo mistiški dalykai. Išsižiojame visą gausi šeimyną, ogi dangus maišėsi su žeme, viskas buvo pajuodę ir tą akimirką, kai aš tiesiau 200 litų kupiūrą, įdant susimokėti už mašiną ir visus mašinoje sėdinčius piliečius, įsisuko tornadas, ne tornadas, vadinkite kaip norite, vėjo gūsis ir tuos pinigus, kuriuos aš sulėtintai kišau moteriškiai, kurie sėdėjo budelėje ir vienas kitam šipsodamiesi, mes taip, laba diena, malonu jūs matyti, tie pinigai buvo greitai ištraukti ir juos nupūtė vėjas. Tikėtina, kad pavėjui nulėkę keli šimtai litų tą kartą išgelbėjo laidų vedėjo šeimą nuo pražūtingos kelionės į gamtos stichijos epicentrą, nes jie buvo įkalinti pačioje Klaipėdoje. Tiesa, netikėtai prasidėjusi audra po 15 minučių nurimo. Lyg po karo buvo vaizdas tas gražusis važiuojant į Nidą, tos 24 km, viena greitoji, antra greitoji. Beje, vėliau dargi sužinojom, kad Smiltynėje vėjas buvo toks stiprus, kad netgi vežimėlis vaikui skirtas 2-3 metrus į viršų keltas. Visgi škvalas pajūryje pernai metais it vaikų žaidimas lyginant su gamtos gaivalu siautusiu Varėnos miškuose 2010 rugpjūčio 8 naktį. Gamtos stichija padarė savo, žuvo 2 žmonės, sužeisti 4, apgadinta 150 berods 2 namai, nuplėšti stogai, daug kur nuplėšti laidai elektros, gyventojai palikti be elektros, be vandens, be susisiekimo. Jis iš tikrųjų buvo netikėtas, nes susiformavo staigiai. Iš vakaro buvo vėjas ir žmona mane naktį prikėlė, pasakė, kad sako, pasaulis maišosi dangus su žemė. Vilnietis Antonas tą naktį siaubą išgyveno savo kailiu. Jis ir jo 8 draugai kaip tik tą naktį stovyklavo Varėnos miškuose. Stipriai po vidurnaktčio pakilo audra ir tiesiog natūraliai pradėjo kristi medžiai. Iš tikrųjų mes nelabai supratom, kas vyksta iš pradžių, tačiau kai vienas iš medžių nukrito ant mūsų priparkuotų mašinų, mes supratom, kad tai yra rimta. Kaip vėliau paaiškės, tą naktį 9 draugų kompanija atsidūrė viską nuo žemės paviršiaus šlavusio uragano epicentre. Pro Varėnos miškus praslinkusi stichija nusinešė 2 žmonių gyvybės ir sunkiai sužalojo 4 asmenis. Vienas iš jų – Antono kompanijoje buvusi moteris. Krentantis medžiai, nuo žaibų degantis medžiai, vandens prisemta tiek, kad buvo sunku vaikščioti, nes mūsų stovyklavietė buvo šiek tiek dauboje. Iš tikrųjų, kas buvo baisiausia, viena mūsų draugių, mergina, jinai gavo stiprią traumą, jų palapinė atsidūrė po medžiu. Stovyklautojų kompaniją sudarė vieni medikai, todėl greitai buvo konstatuota, kad sužeistosios būklė nepavydėtina ir jai yra reikalinga skubi medicininė pagalba ligoninėje. Tačiau jos sulaukti neįmanoma. Pirmiausia, neveikia mobilus ryšys, o jam atsiradus paaiškėjo, kad visi keliai užversti medžių išvartomis. Nors esu toks žmogaus proto, galios, kaip ir šalininkas. Tačiau buvo tokių akimirkų, kur išties mes tikėjomės ir laukiam stebuklo, kad viskas baigsis. Mes bandėm ištrūkti iš stovyklavietės, bet buvom atriboti iš vienos pusės upės, iš kitos pusės išgriuvusių medžių. Tai reiškia, mes buvom visiškai atkirsti. Kai buvo pasiektas ryšys telefoninis, mes skambinom pagalbos telefonu 112. Tačiau mes gavom tokį liūdną atsakymą, kad jūs nesat vieni, miške atkirsti nuo civilizacijos ir jūs turit sugalvoti, kaip jums iš ten ištrūkti. Buvo vienas priimtas labai protingas sprendimas, buvo paimta baidarė, mergina buvo perkelta per upelį. Kai plaukiam pro šalį, mes matėm, kad kitoj upės pusėje, kažkur miškuose, yra sodų, gyvenamųjų sodų bendrija. Tai buvo mintis, kad mes turime ją nugabenti bent jau iki ten. Ir tada, mažu ten sulauksim kažkokios papildomos pagalbos. Merginai, galima sakyti, pasisekė, perkelta per upę, o vėliau ilgai klampojusi per medienos išvartas, ji galų gale pateko į ligoninę, kuriai buvo atlikta sudėtinga operacija. Visgi draugai iki šiol su kraupu prisimena Varėnos miškuose praleistą naktį ir sako, kad labiausiai neviltį varė nežinomybė ir bejėgiškumas. Buvo paaiškinta, kad mes esame atkirsti nuo vadinamos civilizacijos, ar ne? Ir kad davažiuoti
iki mūsų yra neįmanoma. O argumentas tai, kad jūsų kompanijoje yra galimai stipriai sužalotas žmogus, veikia kažkaip tai kaip argumentas, kad mums reikia truputėlį daugiau dėmesio? Ne, šitas argumentas neveikia. Mes buvom palikti likimo valiai. Išvakarėse aš pats asmeniškai tikrinau orų prognozę, nes buvo labai įdomu, kokia diena mūsų laukia. Tai jokios informacijos apie tai, kad numatoma yra vėtra, nebuvo. Ir iš tikrųjų, iš tiesų mus tas labai piktino po to, kai mes jau, išėjom iš to šoko būsenos ir pradėjom diskutuoti. Kad jeigu mes žinotumėm, kad vėtra ir kad nuspėjama, kad būtent tas kraštas bus paveiktas vėtros, ar ne, tai vargu ar mes važiuotumėm pramogauti, plaukti baidarėmis. Jeigu būčiau žinojęs ar pranešimu, ar skambučiu, bet kokia forma, kad laukia audra, ko gero veiksmai būtų kitokie ir netgi tie veiksmai būtų bent jau man iš šeimos narių malonesni. Tai gali ir į kavinę užsukti, gali ir kitų dalykų padaryti. Bet be jokios abejonės būtų reaguojama ir šiaip ar taip tas, kuris už vairo ir tas, kuris vyriausias atsakingas už savo šeimos narius. Tai yra labai natūralu, kad būčiau reagavęs. Šiandien tiek Vilniečio Antono, tiek laidų vedėjo Jono Radzevičiaus istorijos sunkiai pasikartotų, nes Lietuva pirmoji Europoje įdiegė gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą, kuri informuos žmonės apie grėsiančią ar įvykusią stichinę nelaimę. Sistema iš principo paremta mobiliaisiais telefonais, nes padaryta analizė buvo ir nustatyta, kad Lietuvoje mobiliųjų įrenginių yra daugiau negu gyventojų. Ir tas leido spėti, kad beveik kiekvienas gyventojas turi po vieną, o kai kurie netgi po 2 telefonus. Ir tai yra, sakykime, tas mobilusis įrenginys, kuris gyventojas turi visą laiką šalia ir kurio gali visą laiką naudotis ir kurio galima pasiekti gyventojų. Informacija apie grėsiančią ir įvykusią nelaimę gyventojus pasiekia trumpąją žinutę, kurią siunčia Civilinės saugos valdybos situacijų koordinavimo skyrius. Prieš pusmetį pradėjusi veikti sistema aktyvuota buvo jau 9 kartus. Mes ją aktyvavom kaip pavyzdys, kai buvo vėtros. Mes ją aktyvavom kaip pavyzdys, kai šalia Vilniaus buvo gamykloje įsiliejęs azotas. Mes ją aktyvavom, kai buvo Via Baltikoje avarija ir buvo sustabdytas eismas ilgiau negu 3 valandom Via Baltikoje. Mes aktyvavom tam tikrą ruožą Via Baltikos, kad būtent tik vairuotojai pasiektų pranešimus ir jie galėtų apvažiuoti tą ruožą ar kitais keliais nutrūkti ar atidėti savo kelionę. Tai įvairūs spektras aktyvavimo sistemos ir pakankamai lanksti sistema ir mes ją galime aktyvuoti tam tikroje teritorijoje, tam tikrais atvejais. Jeigu jūs nė karto į savo mobilųjį telefoną negavote nė vienos gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos žinutės, vadinasi, jūsų telefone iki šiol neaktyvuota ši nemokama paslauga. Telefone spaudžiam pagrindinį meniu, po to meniu randame pranešimus, paspaudę pranešimus randame naujienas. Paspaudę naujienas mes matome operatorių pranešimus, kuriuos reikėtų aktyvuoti, spaudžiam ant operatorių pranešimų, spaudžiam taip, tada mes paspaudžiam temas. Spaudžiam naują temą ir įsivedam temą. Temos numeris čia priklausomai nuo kokią kalbą mes norėsime gauti pranešimus. Šiuo atveju mes norėsim gauti lietuvių kalbą, mes vedam 5, 7, 8. Spaudžiam gerai. Tada temos pavadinimą mes turėtume vesti dėmesio. Spaudžiu gerai. Ir pasirenku kalbas visomis kalbomis. Ir viskas, ir mano paslauga aktyvuota telefonu. Atkreipkite dėmesį, kad naujausi mobilieji telefonai šios paslaugos jums suteikti negali. Tačiau tikimasi, kad ateityje informaciją apie įvykusią ar grėsiančią nelaimę galės gauti visi norintys. Daugiau informacijos tinklalapyje www.vpgt.lt. Šiam vakarui tiek. Na, o mūsų laidos elektroninio pašto adresą matote ekranų apačioje. Jeigu norėtumėte, kad mūsų kūrybinė grupė kartu su ekspertais atvyktų pas jūs ir patikrintų jūsų elektros instaliaciją, arba turite šiaip klausimų, rašykite mums. Na, o laidą tradiciškai baigiu mūsų ugniagesių gelbėtojų šūkiu: artimui pagalba, Dievui garbė. Sudie.